Sveiki visi! Už lango darėsi vis šalčiau ir pastebėjome, kad mūsų klientai jau pradeda ruošti žiemos sezonui. Tad šiandien norim šiek tiek daugiau papasakoti apie žiemines striukes, jų pašiltinimą ir ypač atkreipti jūsų dėmesį į gramus. Pavyzdžiui, turiu Didrikson striukę, dauguma Didriksonus modelių turi 140 gramų pašiltinimo, tai turbūt lengviausia žieminė striukė, kokią žinau. Dėl to Didrikson puikus pasirinkimas aktyviems vaikams. Nes 140 gramų tikrai nėra daug. Jeigu lauke bus vėsiau, tiesiog galite po apačią sluoksniuoti, užsidėti termo rūbelius, flysinį megztinį, o ant viršaus šią striukę ir bus pastas. Toliau turiu Hupa striukę iš naujos kolekcijos, kuri turi 200 gramų pašiltinimo. Hupa striukės dažniausiai būna nuo 200 iki 300 gramų. 200 gramų yra geras viduriukas, nei per šilta, nei per šalta ir puikiai tinka mūsų žiemai. Tačiau jeigu jūsų vaikas yra linkęs greitai sušalti arba norite kažko šiltesnio, tuomet ieškokite striukių su 300 gramų pašiltinimu.